tiesiog nenuteikti vaikui, kad čia bus arba labai blogai, arba labai labai gerai. Baigsis katino dienos, ar ten tu pamatysi, čia va dabar žaidi, o baigsi žaidimai tavo, prasidės čia tikri mokslai. Tu pamatysi, kas tau bus, kai tau mano mama paskambins, pavyzdžiui. Tėveliai kiekvienas nori, kad tas vaikas tikrai viską turėtų, viską susidėtų, bet. Labadiena, šiandien vėl sveikinamės tinklalaidėje ir aš, Agnė Tevelytė Petronienė, lyderių kartos steigėja, kalbinsiu pradinių klasių mokytoją Ingridą Tevelienę, kuri yra iš tikrųjų savo srities ekspertė, daug metų dirbanti pedagoginį darbą ir kadangi iki rugsėjo liko visai nedaug ir žinoma, kad tėvams visą laiką kyla iššūkių, tai turbūt pagrindinis klausimas, kurį aš norėčiau užduoti, kai iki rugsėjo liko vos kelios savaitės, ką tėvams svarbiausia žinoti prieš rugsėjo 1? Tai pirmiausiai, sveiki gyvi, tai pradėčiau nuo emocinio stabilumo. Pirmiausiai, ką reikėtų žinoti ir ko reikėtų siekti, pirmiausiai nedaryti skubotų išvadų ir nekelti chaoso namuose, kad jau liko kelios savaitė, 2 savaitės, ką mes čia mokam, ko nemokam, ko mes turim, ko neturim, turėtų būti labai nuoseklus, ramus pasiruošimas. Jūs kalbate apie pasiruošimą ir įdomu yra tame, ką reiškia pasiruošti. Ką reiškia pasiruošti mokyklai, ką reiškia pasiruošti, nežinau, ypatingai apie pradinukus kalbam turbūt, ne? Ką reiškia pasiruošti? Pasiruošti tai reiškia pirmiausia emociškai. Nereiktų daug... Kitaip paklausiu, ar reikia pradėti kartoti skaitymą, sėdime prie matematikos, tu dabar pasižiūrėk, ar tu nepamiršai raidžių, kiek knygų perskaitai, neperskaitai, tai dabar per vasarą neperskaitai nei vienos, tai per 2 savaitės dabar turi perskaityti tiek, kiek mes turėjom perskaityti per mėnesį ar 2. Aš tai galvoju, kad reiktų nuosekliai, ką darėm, tą ir daryti. Jeigu mes skaitėm, tai ir toliau skaitom, tėveliai skaito, vaikas skaito. Jeigu neskaito, tai pažinti tas pačias raideles, eidami prisiminti, matom kokią nors iškabą, pasiskaitom, kokia čia raidelė, kokia žaidybinė forma. Tikrai nereikia perdėtai visko daryti, nes taigi vėlgi tada papildomas stresas vaikui. Ir pradėti nuo dienotvarkės. Dienotvarkė turėtų būti jau panaši į pradžią, kai pradės vaikas eiti į mokyklą. Tai jau 2 savaitės palaipsniui, ne iš karto, reiktų miegoti, miego režimas, kėlimosi režimas, pusryčiavimo, kažkokios tai tvarkos turėtų jau būti ne paskutinę rugpjūčio dieną, kad viskas jau, o tiesiog palaipsniui pereiti ankstesnis miegojimas ir tas kėlimasis turėtų būti palaipsniui viskas. Bet labai dažnai iš tikrųjų būna tai, kad vaikai paklausus, pirmas sutiktas jau greitai mokykla. Tai ar jau pasiruošęs, ar jau nusipirkęs naują kuprinę ar tą naują penalą. Kiek svarbu įtraukti vaikus į pasiruošimą? Čia yra labai labai svarbu važiuoti kartu ir pirktis reikmenis, ne tai, kad tėveliai ateina ir sako, žiūrėk, ateik, aš jau tau nupirkau kuprinę, nupirkau ten sąsiuvinius, viskas čia. Įtraukti vaiką į tą rutiną reikia įtraukti kartu. Tiesiog važiuojam. Šiandien nusipirksim tą, nereikia visko iš karto, nes vaikai pervargsta, nebenori ir jiems tada ir baisu darosi kažkokia, nes jeigu tėveliai stresuoja, tai vadinasi kažkas nėra gerai. Čia iš tikrųjų mes turbūt kalbam daugiau apie galbūt būsimus pirmokus, kad jiems stresuoja ir negerai, ta prasme, kad yra ta įtampa, bet turbūt kalbant apie ar pirmokas, antrokas, trečiokas, penktokas, septintokas, turbūt yra
yra labai svarbu įsitraukti į tą procesą patiems, pirktis dalykus, ne? Rinktis dalykus. Patiems kažkokiu būdu, nes kartais, kai ateina į konsultacijas pas mane tėvai ir sako, o tai kaip dabar mes nueisim į parduotuvę ir kaip tam vaikui iš visos gausybės išsirinkti. Tai turbūt ir yra, kad skatinti vaikus rinktis. Mes dažnai tėvai jau būnam patys išrinkę, ne, kažkokius dalykus, bet, pavyzdžiui, 2 kuprinės duoti ir sakyti, kurią kuprinę renkėsi, ar šitą. Tai bet ir aptarti, paimk šitą ir šitą, pakilnok, užsidėk, pavaikščiok, tiesiog nereikia grūsti ir jeigu vaikas sako, tikrai aš noriu tos, tai gerai, tai jeigu mato tėveliai, kad ta kuprinė netinkama ar nelabai tinkama, tiesiog pabandyti, kalbėtis, kad nepirkim, dabar dar pagalvokim tada, ateisim kitą dieną, gal nuspręsim, tada pasižiūrėti kokio, tiesiog nepirkti spontaniškai, o tiesiog tarti su vaiku, bet būtinai tartis. Nes tiesiog, jeigu liniuotė, tarkim, paprasčiausia liniuotė, viena lankstosi, kita yra stabili ir nesilanksto. Tai tėveliams ir reikia, tėveliai turėtų sakyti, žiūrėk, šitą susilankstys, nebeatsilenks, nepatogu brėžti. Tai vat tiesiog kalbėti su vaiku. Kalbėtis ir įtraukti ir būtinai atkreipti dėmesį. Aš suprantu, kad tu labai jos nori, aš suprantu, kad jinai graži, bet jinai nėra patogi ir pasakyti, kodėl nėra patogi. Šiaip labai yra daug frazių, kurias tėvai mėgsta vartoti ypatingai prieš mokyklą, prieš 1 klasę. Ir va čia turbūt yra labai svarbu tėvams pasakyti, kokių frazių reikėtų vengti apskritai apie mokyklą kalbant ir turbūt ypatingai prieš rugsėjį. Ir ypatingai būsimiems pirmokams, kad, tu pamatysi, pasibaigs tavo katino dienos, jau pamatysi, kai tu eisi į mokyklą ir negazdinti. Tai vat ir sakau, emocinis stabilumas. Apie mokyklą kalbėti pozityviai. Nesakyti, tu kaip tau bus ten gerai. Ne, reikia sakyti, kad, taip, naujas etapas, tau bus gal ir sunku, gal ir kokių sunkumų, bet mes būsim visada kartu šalia ir jeigu tau reiks pagalbos, tai yra mokytoja, į kurią tu galėsi kreiptis, arba jeigu nedrįsi, tai pradžioj mes pasikalbėsim, tada kontaktuoti ir tiesiog nenuteikti vaikui, kad čia bus arba labai blogai, arba labai labai gerai. Nes ir į darbą, reikia sakyti, tėveliai sako, kad ir aš ne kiekvieną kartą noriu eiti į darbą, ar ne? Ir man sunku būna darbe, ir linksma, ir sunku, ir kartais nesinori, tai ir vaiką nuteikti pozityviai ir nei gazdinti, nei iškelti tą mokyklą, kad čia bus labai puiku. Nes kartais iš tikrųjų būna tai, kad vien nuo tėvų reakcijos, ten irgi turėjau konsultacijoje vieną tokį skambutį, kuris primena mokyklos laikus, tai viena mama sakė, o Jėzau, tas garsas, oi, jisai taip skamba ir primena man pradinę klasę. Ir aš taip stebiu ją ir sakau, paskui, kad sakau, tai girdi jūsų vaikas ir kokią emociją jūs atsinešat, natūralu, kad vaikas tada, oho, čia reikia kažko laukti, čia kažkas bus blogai. Ir dar kai būna, kaip baigsis katino dienos, ar ten tu pamatysi, čia dabar žaidi, o baigsi žaidimai tavo, prasidės čia tikri mokslai. Ir vėlgi iš praktikos mano būsimą pirmoką rugsėjo 1 atvedė mama ir stovi prie manęs ir jinai taip rauda, stovi ir pirmokas būsimas ir jisai žvelgia į mane, į mamą ir aš klausiu mamos prie vaiko, sakau, kas atsitiko, kodėl jūs taip verkite, gaila kažką, o sakau, kas čia yra, kur jūs išleidžiate tą vaiką, tai jis po pietų, jisai grįš į namus. Jūs ryte atvesit, viskas čia tvarkoj. Taigi
nedaryti ir tokių klaidų, kad, nestresinti vaiko, nes vaikas mato, žiūri į tą mokytoją, žiūri į mamą, jeigu mama verkia, vadinasi, čia labai baisu kažkas mokykloje. Tai iš tikrųjų turbūt pagrindinis palinkėjimas yra tėvams, kad pradžiai mes patys kaip tėvai turėtume atsakyti į klausimą, kodėl mums baisu ta mokykla, nes turbūt tam tikra rutina, tam tikros taisyklės, kur patiems, nes turbūt irgi labai sąžininga vaikui pasakyti, kad žinok, ir man baisu tavo pirma klasė arba tavo mokykla, todėl kad aš pirmą kartą būsiu, pavyzdžiui, nežinau, arba pirmoko mama, arba tavo kaip pirmoko mama, nes mūsų irgi labai daug tėvystėj tų pirmų kartų, ne? Žinoma, ir reikia kalbėtis, kad jeigu vaikas bijo, tai ir sakyti, aš suprantu, kad tu bijai, bet įvardinti baimę, ko tu bijai, gal jisai bijos ne pačios kaip ir mokyklos, bet bijos, gal aš nerasiu, kur man nueiti į klasę, gal aš nerasiu tualeto, gal aš neturėsiu draugų, tai įvardinti tą baimę vaiko, kodėl jis bijo. Ir pabandyti išklausti. Išklausti kiekvieno, nes baimė abstrakčiai gali sakyti, aš bijau, bet ko tu bijai? Pabandykim suprasti, ko tu bijai. Nes, čia yra iš tikrųjų labai svarbu ir tėvai iš didelės meilės labai dažnai nori padėti vaikams. Tai reiškia, sukrauti kuprinę, padėti pasiruošti namų darbams, patikrinti kiekvieną kartą, ar susidėjo. Tai ar šita didelė meilė tėvų ir didelis rūpestis kartais nepakenkia tam vaikui, kuris ruošiasi savarankiškumui? Aišku, tėveliai kiekvienas nori, kad tas vaikas tikrai viską turėtų, viską susidėtų, bet nereikia perimti vaiko atsakomybės tėvams. Nes pradžioj, aišku, reikia eiti kartu, pasižiūrėkim, ar tu viską susidėjai, jeigu vaikas skaitantis, paskaitykim tvarkaraštį, tada vieną savaitę, kitą savaitę jau reiktų pasižiūrėk pats, pabandyk pats. Niekada nereikia krauti, vaikas nueina miegoti, o tėveliai tada pradeda krauti kuprinę, ko jam reikia žiūrėti, tada jis niekada neišmoks savarankiškumo. Tai reikia pradžioj daryti kartu viską, paskui palaipsniui paleisti. Bet kokios įsimintinos frazės vaikų, pavyzdžiui, būna klasėse, kada vaikai... Taip, o ta mama neįdėjo. Aš jai sakiau ir jinai neįdėjo. Tai vat ir sakau, ne mama eina mokyklą, mama eina į darbą, tai kieno pareiga, tai turėtų būti tavo pareiga. Ir nebandyti, jeigu vaikas, tarkim, pamiršo ką nors įsidėti ir tada tėveliai važiuoja per pusę miesto, per visą miestą paima, veža. Ne, tiesiog tavo atsakomybė. Ir natūrali pasiekmė. Jo, ir natūrali pasiekmė, nebijoti pasiekmių. Jeigu yra susitarimas, kad turim atsinešti, vadinasi, ir nesmerkti, oi, koks tu žioplas ir kodėl tu ten net ne. Tai, o kodėl pamiršai? Aha, tai o ką daryti, kad mes rytoj nepamirštume arba kitą savaitę to nepamirštume? Tiesiog. Čia tas yra labai svarbu, tas vėlgi bendradarbiavimas, nes kartais tėvai turbūt labai asmeniškai priima, kad čia bus kritika, kad aš esu nepakankamas tėtis arba mama, bet neįdėjau ir nepasirūpinau tuo vaiku. Ar šitas yra pagristas dalykas, ar dažnai mokytos taip galvoja, kad tėvai, čia kokie blogi, jie nepasirūpino savo vaiku? Iš tikrųjų yra vėlgi, priklauso nuo vaiko. Jeigu jisai daugiau išsiblaškęs, jeigu jisai negeba susikaupti, vėlgi nuo amžiaus priklauso. Jeigu tai trečiokas ir jau ketvirtokas, tai aišku, jau reikia ir susirūpinti, kodėl taip yra ir ieškoti būdų, kad taip nebūtų, bet jeigu tai yra pirmokas, tai jis dar tik mokosi savarankiškumo. Dar jisai nežino, kiek ir ką reikia ten susidėti, ką reikia atsinešti, tai tiesiog tėvelių pagalba pradžioj. Ir taip ir ugdoma savarankiškumas. Nes turbūt iš karto savarankiškas niekas netampa. Jo, bet tai turbūt čia ir yra etapai, nes to savarankiškumo mes neturėtumėm reikalauti, kad vaikas nesavarankiškas yra iki 1 klasės, o nuo 1 klasės su rugsėjo 1 jau vaiko savarankiškumas turi iš kažkur atsirasti. Sako, viskas nuo rugsėjo 1 viską darysi pats. Taip irgi neturėtų būti, kadangi
reikia paleisti vėlgi perduoti savarankiškumą vaikui palaipsniui ir nuo vieno kažkokio dalyko. Ne visus dalykus jisai vienas pradeda daryti. Bet jeigu, tarkim, nuo pačios pirmiausiai kuprinės susidėjimo, pradžioj pakontroliuoti, tada paleisti, tada paklausti ir palaipsniui viskas daroma. Taip negalima nukirsti, jeigu mama buvo visiškai kontroliuojanti ir sako, aš dabar nieko nedarysiu, tada vaikas, pasimeta. Jo, čia natūralu, tada vaikui kyla klausimas, kodėl mano mama mane myli dabar mažiau ir kas atsitiko, kad mano mama čia perdoda, ne, šitą. Nors, tai čia nuo vieno, kaip čia, vienas yra kraštutinumas ir kitas, jo, nes, čia turi būti balansas. Tai turbūt pagrindinis dalykas, ką reikėtų daryti, tai stebėti, ne, taip, stebėti patį vaiką, kaip jam sekasi, kaip jo pačio emocinė sveikata ir pačios emocijos. Ir turėtų kontaktą su mokytoju, tarkim, ypač pirmoji klasiai. Aišku, tai nereiškia, kad aš galiu ir 10 valandą vakaro skambinti mokytojus, jis nebežino ko ir ką ten kažką sakė ir nebeprisimena. Ir tai turėtų vėlgi būti vaiko, tėvelio ir mokytojo kažkokia bendrystė, bendradarbiavimas. Ir vėlgi mokytoja turėtų pasakyti, kad ten aš pasiekiama iki 3 valandos ir jūs galite skambinti bet kokiu klausimu arba iki 4 valandos. Nes ir mokytojas yra lygiai toks pat žmogus ir turi šeimą, ir turi savo pomėgių, ir turi savo rūpesčių. Tai neturėtų būti, kad skambinu kada noriu ir 9:30 vakare rašau žinutę, ar ten galiu kažkokį klausimą. Ekstra atveju gali būti, bet žinoma, gali būti be abejo, bet neturėtų piknaudžiauti. Klausimas dar yra turbūt labai aktualus, kai vaikas, pavyzdžiui, gyvena laisvoje rutinoje, be rutinos, vasaros metu labai dažnai eina miegoti, kada nori, ne visur gal, bet vis tiek tas miego režimas yra truputį kitoks, tokio daugiau laisvalaikio. Klausimas yra, minėjot, kad reikėtų kokias 2 savaitės prieš pradėti tą rutiną įvedinėti dėl miego, ne? Bet klausimas yra tame dar, kad ar gali būti, kad vaikas pradėjęs eiti į mokyklą taps piktesnis, truputėlį nuovargio daugiau jausis ir visi šitie dalykai? Žinoma. Todėl, kad į mokyklą ateina vaikas su savais norais, su savais kaprizais kartais, bet mokykloje yra savos taisyklės, sava vėlgi elgesio normos visos ir su kitu žmogum dalinimasis, grupinis darbas, viskas. Ir vaikas parėjęs į namus gali jisai būti piktesnis, todėl kad tai jį vargina, tai natūralu, tai palaipsniui turėtų būti vėlgi pripras tas adaptacinis laikotarpis, adaptuotis vaikas turėtų iki 2, 3 mėnesių. Kartais greičiau, kartais lėčiau, bet iki naujų metų jau turėtų būti suprasti taisyklės, jeigu tai yra, neturi kokių nors negalių, iššūkių. Tai. Bet klausimas yra dar, kad turbūt čia mes vėlgi kalbam daugiau apie 1 klasės mokinius, ne? Bet jeigu, tarkim, yra 2, 3, 4, 5 ir taip toliau, tas pats, ta rutina turbūt vėlgi 2-3 mėnesiai įsivesti į tą patį. Nes ir dažniausiai mokyklos būna taip, kad tas adaptacinis laikotarpis, jie yra nevertinami, žinios jų nevertinamos, kadangi po 3 mėnesių atostogų, tai žinoma gali pamiršti, primiršti ir yra tam tikros mokykloje nuostatos, kad, tarkim, leisti apsiprasti vėl po vasaros atostogų. Tai ne tik tai pradinukams, bet ir kitiems mokiniams. Ir dar viena tokia turbūt labai svarbi tema, kurią tėvai kur svarbu pasidalinti tą informaciją apie būrelius. Mes kartais tėvai nesuprantam arba kartais mes tuos vaikus taip stipriai apkraunam būreliais, kad kokią nuomonę, koks matymas yra apie būrelius. Kiek vaikas, pavyzdžiui, galėtų, turėtų arba apie tų būrelių lankymą? Jeigu tai yra
Vaikas, kuris sunkiau prisitaiko prie aplinkos, sunkiau pakeičia, nauja aplinka jiems kelia iššūkių, tai iš viso pradžioj nereiktų jokių būrelių. Mano nuomonė, apsiprasti mokykloje irgi yra, tiesiog gali parėjęs iš mokyklos vaikas ir panuobodžiauti, tai nėra baisu, ir pagulinėti, ir to švelnumo iš tėvelių nori ir dėmesio, nekrauti tų būrelių. Paskui palaipsniui matom, kad susitvarko, viskas tvarkoja. Tada kokį būrelį norėtų. Nes dažniausiai, kai jau prasideda 1 klasė, tada ir šokiai, ir dainos, ir piešimas, ir sportas, ir tada tėveliams sakau, ne, stop, jis negeba, jis pavargęs, piktas. Tai ne, jis nori. Vėlgi, vaiko norų neužtenka, reikia stebėti tėveliams, kokia ir klausytis mokytojos, kokia žinutė neša. Jeigu jisai piktas, kaip jisai jaučiasi. Taip, jeigu jisai negali sukaupti daug dėmesio, jisai pavargęs, aš nenoriu, aš pavargau, dažnai vaikai taip sako. Tai dėl būrelių turėtų būti labai labai atsargus. Bet turbūt 1 klasėje mano rekomendacija visą laiką yra tėvams, kad 1 klasėje iš viso kokį pusmetį atsisakyti visai būrelių, jeigu aišku nepažįstam vaiko, jeigu tai tas nauja aplinka ir pasikeitimas. Bet jeigu iki 1 klasės lankė kažką, tai tikrai nereiktų nutraukti ir toliau tegul lanko, bet naujų būrelių nekrauti jam. Tiesiog leisti adaptuotis mokykloje, tiesiog leisti susigyventi su ta kitokia rutina ir tada jau stebėti. Ir turbūt svarbiausia, kad stebėti tą patį vaiką, kaip jisai jaučiasi, nes kartais tėvų norai nebūtinai yra vaiko galimybės. Ir dar labai svarbu, ką turi mokėti vaikas ateidamas į mokyklą, ypatingai į 1 klasę. Čia klausimas turbūt visada yra, ar turi mokėti skaityti, turi mokėti skaičiuoti, ar turi mokėti ten dalykus? Dabar pagal naują vaikas atėjęs į 1 klasę iš priešmokyklinės grupės, jis turėtų mokėti skaityti pagal instrukcijas, bet taip gali ir nebūti. Jis turėtų mokėti susitvarkyti daiktus. Jis turėtų mokėti saugoti savo daiktus, jis turėtų mokėti apsiauti, susirišti batus arba susisekti juos, jis turėtų mokėti apsirengti ir tiesiog turėtų pratintis išsėdėti tam tikrą laiką, susikaupti. Skaitimas, kartais ateina skaitantis vaikai, bet jie nebetobulėja. Arba, aš ir taip moku skaityti, man čia neįdomu, ar ne? O tas vaikas, kuris nemoka nei skaityti, nei rašyti, pažįsta tik raideles, tarkim, tai jisai perauga tą pasiveja ir dar pralenkia tą jau mokantį vaiką. Tai vėlgi čia priklauso nuo vaiko gebėjimų, kiek su juo yra kalbama, dirbama, tikrai neturėtų tėveliai už vaiką daryti, arba jeigu aš tik nesuprantu ir man mama, aš čia nesuprantu, tėtė, ateik padėti. Ne, konkrečiai, ko nesupranti, pabandykim, jeigu nesuprantu, aš paaiškinsiu ir bandykim toliau pats pabandyti. Va čia irgi turbūt apie namų darbų darymą ir labai svarbu turbūt, kad tas vėlgi, ką aš noriu tam vaikui, ar jį noriu išmokyti, ar noriu įrodyti bendruomeniai, visuomeniai ir savo, koks aš puikus tėtis ir kaip mano vaikas viską daro, darydamas už jį, ne? Tai šitoje vietoje turbūt svarbu, ką mes norim pasiekti. Ar jeigu mes norim išmokyti, tai būti šalia, bet nedaryti kartu. Tikrai, nedaryti, kaip aš sakau, meškos paslaugos, nes ateina ir tikrai matau, kad tėvelių parašyta už vaiką, ten perspręsta 10 kartų, ką rytoj mes reiks, pasimokinkim, ką rytoj. Manau, kad daugelis tėvų dar netgi kai kurių užduočių patys neišsprendžia, o ten su visais dar bando išspręsti kartu, kad vaikas... Tai to iš tikrųjų nereiktų daryti, nes tada mokytojui labai sunku įvertinti, kiek dar reikia pastangų įdėti ir kokių pastangų reikia įdėti, kad suprastų kažkokią tai temą. Bet padėti, ypač
pradinukui, pirmokui, kuris prašosi tik nedaryti už jį. Tiesiog. Kartais vaikas supranta ir nori, bet jis negali, neturi to atramos taško. Nu, ta prasme, kad žinau, kad reikia atlikti užduotį, bet mama, gal aš negalėsiu, gal aš nesuprasiu. Tai vat ir to pasitikėjimo, kad pabandyk. Jeigu nesuprasi, aš ateisiu ir padėsiu. Ir pabaigai turbūt yra labai svarbu paklausti, kaip mokytojai ruošiasi mokyklai, rugsėjui ir kaip su kokia emocija patys ateina. Aš negaliu kalbėti apie kitus mokytojus, bet iš tikrųjų mūsų tas pasiruošimas tai nėra tik tai tada, kai tu ateini po atostogų ir jau pradedi ruoštis kažkaip tai. Tu pradedi galvoti jau ir eigoje atostogų, kad jau artėja. Tu prisimeni kiekvieną vaiką, tu prisimeni jo gebėjimus, jo charakterį, nes vienas vienoks, kitas kitoks, vienas nori apkabinimo, kitas nenori, kitam užtenka žvilgsnio. Tai tas pasiruošimas kaip ir, tai nėra kažkoks konkretus dalykas, atėjau, tarkim, 26 dieną į darbą, į mokyklą ir jau aš ruošiuosi. Ne, pradedi galvoti jau iš anksto. Vėlgi, kokias teigiamas emocijas, kaip aš visada galvoju, kad man svarbu, kad vaikas pirmiausiai jaustųsi emociškai saugus klasėje. Jeigu jis ateina kažko sunerimęs ir tu matai, pastebi, tai apie kokį mokslą galima kalbėti, apie kokias žinias galima kalbėti, tai jeigu jam neramu kažkas namuose arba klasėje arba konfliktas, visada reikia, išklausyti. Tarkim, būna 2 vaikų konfliktas. Vienas ateina skundžiasi, kitas ateina skundžiasi, ar ne? Ir tu būtinai turi išklausyti abu. Nes tas kalbėjimasis ir tas susikalbėjimas kartais vaikui labai labai daug reiškia. Ir tas emocinė ramybė klasėje, kad jis nebijotų ateiti ir nebijotų klausti ir nebijotų kažko nežinoti. Natūralu, kad jis kažko nežino, kad klysta. Ir tėveliai turėtų nereikalauti iš vaiko per daug, nes tu čia tingi, nebūtinai jis tingi. Gal jis iš tikrųjų nesupranta. Gal jis geba tiek, kiek jis geba. Ir tėveliai turėtų sakyti, kad man džiugu, kad tu jau ten tą moki, tą moki. Nelyginti kito su kitu. O jis jau tą. O tavo sesė jau 1 klasėje skaitė. Taip, jo, o tavo taip, o tavo klasiokai jau tą daro, o tu dar tu to negali. Kiekvienas savo žingsniu. Jo, čia aš visą laiką mėgstu tėvam pasakyti, dabar įsivaizduokit, ateina vadovas ir pradeda lyginti. Čia Agnė, žinok, geriau už tave rašo, ten nežinau kokius nors straipsnius arba kažką. Ir jeigu nepasiseka, tarkim, ir sakai, nieko tokio, šį kartą kažkaip taip, ar nepasimokė, kad ir, tarkim, būtų koks 3-okas, 4-okas, 2-okas, gal nepaskaitei, gal tos daugybos lentelės nepasikartojai, bet tai yra galimybė dar ir dar. Taip, mokytis visą gyvenimą. Tai turbūt pagrindiniai dalykai, tai emocinė sveikata, tai reiškia, kad tėveliai turi patys savo emocijas susižiūrėti, paskui padėti vaikui jas, ugdyti, negąsdinti vaiko, neapkalbėti mokytojos prie vaiko. Labai svarbu, nes jeigu 2 mamytės susitinka, ar ne, ir tėčiai, nesvarbu, mamos. Taip, tėveliai susitinka ir sako, ir vaikai stovi ir sako, o tavo vaikas irgi taip pat, o tą ir kažką tai. Ir aišku, vaikai girdi, ir aišku, atėję į klasę ir sako, tu pamatysi, kas tau bus, kai tau mano mama paskambins, pavyzdžiui. Tai ir suvoki, kad tai apie kokią pagarbą galima kalbėti. Jeigu yra kokių neaiškumų, tai aš visą laiką sakau tėveliams, kad pirmiausiai kreiptis į mokytoją. Jeigu man neaišku, jeigu kažką kartais vaikai kūrybiškai moka papasakoti. Ir jeigu kažkas atsitinka, kad, parėjo, kažką papasakojo, kas tėveliams nelabai patiko, ar ne, tai yra galimybė ateiti, kalbėtis, parašyti elektroninę žinutę
Tiesiog Ta prasme, yra- tiesiog bendradarbiauti. Taip, žinoma, ir susitarti laiką, kada galima, ir tada nekyla jokių konfliktų. Jeigu mes galvojame, kad kitas turi suprasti, ką aš galvoju, taip nėra tiesiog. Arba tą patį dalyką mes galim suprasti tiesiog labai Žinoma, skirtingai. žinoma. Tai nežinau, kokį palinkėjimą galbūt tėvams artėjant rugsėjui turėtumėt ir galėtumėt pasidalinti? Ką norėtumėt palinkėti? Palinkėti kantrybės. Čia ir mokytam, ir tėvam. Taip, tikrai ir mokytam, ir tėvam, tikrai ir mokytams reikia labai daug kantrybės. Supratimo ir bendradarbiavimo. Tiesiog, aš kaip pati pradinių klasių mokytoja, tai aš labai vertinu bendradarbiavimą su tėveliais, kalbėjimąsi. Nes iš tikrųjų kartais ateina tėveliai ir nepatenkinti, ir pikti, bet kai tu pradedi kalbėti, komunikuoti ir išsiaiškini, ir viskas, ir nelaikyti pykčio. Iš tikrųjų ir mokytojas yra žmogus, kuris gali klysti. Čia turbūt palinkėjimas ir mokytojams, nes mokytojai irgi kartais Tai žinoma. Ir galiu klysti, ir tėveliai gali klysti, ir bendrom jėgom mesgi siekiam vieno tikslo. Ar mokytojas, ar tėvelis, vis tiek mes siekiam vieno tikslo. Tai va tą tikslą turbūt labai svarbu išsigryninti, nes turbūt pagrindinis teorinis tai yra išmokyti, tik kokiom priemonėm mes tą bandom padaryti. Ir nekelti per didelių reikalavimų vaikui, nes kiekvienas dirba savo tempu. Ir savo lūkesčių nekelti vaikui. Taip, ir savo lūkesčių. Aš tai norėjau būti ten šokėja, tai ir tu privalai. Ne. Arba aš labai gerai mokiausi, o tu čia dabar nesimokai. Tai ačiū labai už pokalbį ir ačiū visiems, kurie klausėt. Ačiū už tai, kad dalinatės ir labai kviečiu sekti mus ir jeigu kiltų noro, norėtumėt konsultacijų, tai labai kviečiu visą laiką kreiptis į lyderių kartą. Tai ačiū Jums už Jūsų laiką.